Juozo Miltinio dramos teatro laboratorijoje kuriama Gretos Štörmer spektaklio Sapnuose prie bedugnės premjera. Apie sudėtingą paauglystę, sudėtingą, kuri yra turbūt pilna visokių spalvų. Tai tuo pačiu ir lengva, ir dramatiška, ir tą, kurią paaugliai ir išgyvena. Nes paauglystė yra turbūt tas metas, kai mes labai ryškiai patiriam tos pirmuosius turbūt jausmus, pirmuosius žingsnius į subrendimą. Kartu su dramaturgė Gabrielė Labanauskaitė sukurtas spektaklis į teatrą pakvies rečiausiai, jame laukiame publiką – paauglius. Iš tiesų pati tikrai prijaučiu paauglių kultūrai ir muzikai, tikrai jos daug klausausi, man kažkaip gal pati estetika ir kultūra būtent žavi iš tiesų, ko domisi paaugliai ir kažkaip yra ko labai semtis. Yra semtis ko tiek iš virtualaus bendravimo, tiek iš įvairių popkultūros aspektų, tai man atrodo, kad tai yra tik pliusas tas kūrybos ir būtent ta niša, kad ją galima užpildyti, kad sudominti paauglį, man kažkaip pasirodė labai prasminga. Rašymas paaugliams apskritai man yra naujas dalykas ir pirmas sykį darbuojasi Juozo Miltinio teatre būtent su tokia medžiaga. Tai esu dėkinga ir Gretai Štörmer, kuri mane pakvietė, režisieriai. Na ir aišku, yra gyvenimas, yra giminaičiai, dukterėčio, sūnėnai, kurie irgi šiuo metu yra paaugliai, tai klausaisi, kaip jie kalba ir stengiasi atitikti, kiek įmanoma šitą realybę. Dėmesį išlaikyti sunku, jau dabar ir suaugusiems kartais sunku yra dėmesį išlaikyti ir manau, kad šita dabar tokia nauja tendencija, kur yra, jinai tikrai didėja, tas dėmesio laikymas vis mažiau sekundžių, sakykime, tai tikrai bandysim išlaikyti tą dėmesį su muzika, su dainomis ir su kažkuo, kas paaugliams bus atpažįstama ir iš jų gyvenimo. Tai ir kalba, ir kažkokia galbūt mimikavimas ir rūbais ir taip toliau. Tai vat, manau, kad tą dėmesį mes išlaikysim. Kas tau atsitiko? Nieko. Sky, mes ką tik fightinam su varais ir laimėjom. Sky, are you alright? Yeah, I'm totally fine. Tiesiog biškai noriu mirti. O kas nenori? Aš, pavyzdžiui, kiekvieną dieną noriu mirti. Ir ką? Aš nenoriu mirti. Negas laidė manęs. Tu nepraradai sesę. Spektaklis Sapnuose prie bedugnės kviečia pasinerti į 4 paauglių sapnų, žaidimų ir vidinių pasaulių kelionę. Pjesė apie 4 veikėjus, kurie ieškodami dingusio draugo leidžiasi į kompiuterinio žaidimo bedugnę, kuri iš tiesų balansuoja tarp sapno ir realybės ribos. Jaučiuosi dėkinga, nes galėjau prisidėti prie pjesės kūrimo, nes buvau Gabrielės Labanauskaitės asistentė, tai prisidėjau nemažai prie paieškų, analizės ir tyrimo, kokie yra žaidimai ir kodėl jie taip įtraukia. Ir iš aktorinės pusės tiesiog taip pat labai džiaugiuosi, kad galiu kurti personažą. Aš vaidinu paauglę Sky. Ir aš kartais net pagalvoju, kad šis spektaklis nėra tik spektaklis paaugliam ar vaikam, tai yra kažkas daugiau, nes tai labai atspindi mūsų visuomenę. Ir man tai yra apie pamatymą kito žmogaus, apie išgirdimą, kai šalia žmogus liūdi ar yra kažkuom prislėgtas, tik kitas žmogus šalia gali padėti tam žmogui pasveikti ir judėti toliau su savo gyvenimu. Ir man atrodo, kad šitas darbas ir yra apie pamatymą kito ir ta bendrystė tiesiog gydo. Aš atlieku Gajos vaidmenį, kuriu Gajos vaidmenį. Tai tokia mergaitė, kuri išgyvena šiaip šeimoje didelę krizę, nes jos tėvai yra išsiskyrę ir kartu jinai yra labai tokia aktyvi, turi dėmesio sutrikimą ir tokia labai ekspresyvi. Sakyčiau, tai tas vaikas gal mokykloje, kuris nelabai gal turi daug draugų, bet yra labai ryškus ir labai matomas. Tai labai myliu šitą Gają, tokia labai smagi, bet kartu slepia labai daug savo skaudulių po tokiais spalvotais, visokiais žaisliukais, pukeliais ir taip toliau. Tai vaidinu Neo, vaikiną, kurio ieško 3 draugų kompanija. Ir taip pat detektyvą, kuris yra mūsų lyg ir užmestas, kad tai yra autorius. Jo, žodžiu, mes žaidžiam, kadangi tai yra kaip sapnas, tai mes žaidžiam tais vaidmenim.
Spektaklyje paaugliai sutiks ne tik savo baimės, bet ir literatūros klasikų Šekspyro, Žemaitės ir Selindžerio atvaizdus. Aš manau, kai kurie literatūros klasikai, klasikės, tai yra amžina. Ta literatūra, mes iš jos galime mokytis ir man atrodo, kad mes galime surasti būdų, kaip ją vėl skaityti patraukliai, kaip vėl prisiartinti prie savęs, nes, kaip žinoma, Žemaitė buvo labai feministinė rašytoja, turėjo labai daug tokių progresyvių idėjų, kurios kartais netgi ir dabar jos atsikartoja kaip naujoviškos. Nu, ar pasiruoši pradėti brandas egzaminų? What the fuck? Ar aš vis dar trikinu? Šiaip tai Žemaitės nebuvo paskutiniai bedugnės versijai. Čia obdits motyvų. Žaidėjams tobulėjai kapanon žaič. Gyvenimo prasme būti geriausiam savo pačių versijom. A ne? Pirmiausia, mes norėjome kurti inscenizaciją pagal Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės, bet išsiaiškinome, kad autorius uždraudė bet kokius pastatymus pagal jo kūrinius. Tad nedrįsome ir nenorėjome peržengti šio noro ir kažkaip intensyviai tai vis tiek pritaikyti aplinkiniais būdais, bet labiau pasimti kaip tam tikrą labai tolimą įkvėpimą, jis atsispindi pavadinime, Sapnuose prie bedugnės, yra tam tikra asociacija, ar ne, į Selindžerio romaną, ir taip pat į pagrindinio veikėjo dingimą iš namų. Tai šį momentą irgi perėmėm, bet pavertėm jį visiškai savotišku, būtent šio laikinėme kontekste, kas tai galėtų būti. Aš manau, kad gal viena tokia svarbiausių temų tai yra savęs priėmimas ir būtent tas neužsidarimas savyje, ieškojimas savo bendruomenės ir savo kaip paauglystėj draugų. Tai čia gali būti įvairiai ta bendruomenė traktuojama, bet taip, turbūt tai yra pagrindinė spektaklio mintis, tai yra savęs priėmimas. Norime paaugliams suteikti vilties, kad iš tiesų branda, brendimas, augimas gali būti skausmingas. Netgi tam tikra metafora išsiskleidžia ir spektaklėje, kai mes sapnuojame, bręsdami, augdami, kad krentame, iš tiesų auga mūsų kaulai, auga mes patys. Tai šitą žinutę norim perteikti ir paaugliams, kad nepaisant to, kaip gali būti sunku, sudėtinga naviguoti šiame suaugusiųjų pasaulyje, iš tiesų būnant savimi, turint draugų, kritiškai mąstant, įmanoma užaugti laimingu, sveiku žmogumi. Tai buvo tik vienas kartas. Šitais jis geriau žaidžia už mane. Jis mane visada nužudydavo. Žinai, ką tai atsakytų Jungas? Ką? I don't care. Ir šiaip, čia yra tik žaidimas. Čia ne tik žaidimas. Nesikelk okupantų kalba gerai. O tai ką? Nu tai ne okupantų? Dabar kitos aktualijos, mono. O spektaklis, tai man atrodo, yra apie draugystę. Kaip draugystė gali ištraukti tave iš pačių sunkiausių situacijų, juodžiausių kažkokių akimirkų. Ir Gajai tai šitas spektaklis, viskas, kas įvyksta, tai tiesiog leidžia susirasti draugų. Manau, kad šitas spektaklis yra atviras. Jisai neturi kažkokios cenzūros ir manau, kad aprėpia labai svarbias temas. Jis nėra tik apie draugystę ar tik apie virtualumą. Jame yra paliečiamas labai skaudžios temos. Pavyzdžiui, mano personažai yra netekusi sesės ir ją yra apsupęs toks kaltės debesis. Ir tos emocijos, kurias mes išgyvename čia ant scenos, jos yra mums labai tikros. Tad mes jas išgyvename tam, kad atėję paaugliai, jie galėtų kažkuom susitapatinti ir nepasijusti tokie vieniši. Aš labai kvieščiau pažiūrėti šitą spektaklį ir kažkaip suprast, jeigu jautiesi vienišas, nesuprastas, kad šalia aplinkui yra draugai, yra tavo giminaičiai, artimieji, jeigu tai yra brolis arba sesė panašaus amžiaus, kad jie visada yra šalia ir jie tau gali padėti, jeigu jautiesi užguitas ar nuošaly. Aš manau, kad galima būtų pakviesti jaunimą, sudominti juos ir pakviesti per sapnus, kad čia jie išvys labai daug sapnų, kurios turbūt jie patys irgi sapnuoja. Egzamins ir egzamins privalat žinot savo literatūros istorijų. Jei neišlaikysite egzaminą, krisite amžinų bedugnį.
Jau žinot, kodėl čia atsidūrė jūsų draugs. Bet jis netėjo į egzaminą, o ne jo neišlaikė. Nėra didelę skirtumą. Egzamins ir egzamins, aba išlaika, aba ne. Kokia kalba čia šneka? Žemaitiškai? Aš žinau, kažkokia geimų kalba įgės. Na, tai kon. Jau galima pradėti. Režisierės Gretos Štörmer spektaklio Sapnuose prie bedugnės premjera vyks lapkričio 7, 8 ir 9 dienomis Juozo Miltinio dramos teatre.